Sveikučiai, visi linkėjimai iš Turkijos. Užsisakėm dainą, girdit? Susimokėjom eurų ir mūsų daina. Tragiška erdvė. Lėto leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Visiems tiem 3 lietuviam, kur dar be mūsų yra. 4. O garso, trūksta garso. Eik, paprašysi, pagarsinti. Lauris čia sumokėjo ir leidžia muziką palei save. Girdit kokią dainą? Užsisakėm dar vieną dainą. Kaip mūsiškiai žaidžia vandens futbolą. Futbolas čia? Vandensvidis. Vandensvidis, žiūrėsim. Raudoniukai mūsų. Visi 3 raudoniukai, dar 2 kiti žmonės, tai raudoniukai mūsiški. Va, gerai, Marika. Centras, duokit centrą. Nu, varot. Vaikai atrado restoranėlį, kurį neleidžia su maudimkėm, užsimečiau skraistą ir čia sakė patys skaniausi ledai mūsų viešbutyje. O, desertai. Nenoriu aš tų ledų, bet tai ką dabar daryti? Gal reikės vis tiek ragauti, nes labai skanus. Nu, bet nenoriu visai, gal nuveikti paragausiu. Pasiėmiau tik tai paragavimų, bet trupučiuką. Ir čia yra šokoladiniai ir melioniniai. Kai paragavau melioninių, tokio skonio ledų tikrai nesu. Aš netrupučiuką pasiėmiau. Žiauriai, ir dabar imu šokoladinius. Tikrai ypatingi ledai, labai skanūs. Labai, jau melioniniai, tai turbūt norėčiau kartot, kad ir nenorėjau ledų, bet norėčiau kartot. Bet jie žiauriai skanūs. Mergos susiruošė į turgų, o bernai varo ant kalnelių, va mėlyni trisukai mūsų žmonės. O mes einam į turgų. Kažkur tai turi būti turgus. Einam ieškoti turgaus, kuris kartą per savaitę būna netoli viešbučio kažkur. Einu ieškoti turgaus, noriu nusipirkti ir kažkokių prieskonių. Ir dar pasižiūrėsiu, ko čia galima gero rasti. Žinokit, reikia tik išeiti už viešbučio ribų. Ir miestelis, aš net neįsivaizdavau, kažkaip mane miegančią čia atvežė. Net neįsivaizdavau, kad čia visas gyvenimas dar vyksta. Nu ir va, čia, žinokit, iš tikrųjų mes miestelė kažkokiam. Net ne kažkokiam, Tekerovos miestelė, bet įsivaizdavau, kad mes kažkaip toliau, va tai tau reiškia, ką reiškia atvažiuoti miegančiai autobuse. Va, ką reiškia naktiniai skrydžiai. Žmonės pramiega visą grožį, visą informaciją, viską. Tu Dieve, kaip čia gražu, nežiūrėkite į tas statybas griovimus, bet į gamtą toliau. Nu, fantastiškas grožis. Nei turkai gyvena tokiuose gražiuose namuose, tikrai labai gražiuose ir su kokiu vaizdu. Fantastika. O Dieve, kaip gražu. Atradom turgų, kol kas tik vaisiai ir daržovės, kaip matom.
Iš tikrųjų, jam nežinodamus, ko tikėtis. Bet iš čia žiūriu nemažas, pasivaikščiosim. Vaisių daržovių nereikia, kadangi mums maitinimas įskaičiuotas yra. Bet pasižiūrėsim, aš tai tikrai labai norėjau prieskonį pasižiūrėti, nes turkiški prieskoniai man visada patikdavo. Kai anksčiau keliaudom, laik parsiveždavo, dabar pasižiūrėsiu, va. Yra ir prieskonių, bet aš kažkokiu būdavo radusi miksų, kur mikseliai sudėti, reikia pasižiūrėti. Va. Klientas. Va, yra ir diržų odinių reikėtų gal pasižiūrėti, nes turko oda visai nebloga. Yra visko. Yra kavinukų. Yra kavinukų. Yra saldumynų. Ten kažkokių šmutkių matau. Yra, einu apeisiu. Kas įdomu bus, parodysiu. Aikų, yra didų. Bet iš tikrųjų tarp tų pigiaškų tikrai pasitaiko labai, aš ne apie brandinį šneku apskritai apie rūbelius sukneliais, pavyzdžiui, pasitaiko visai neblogų variantų, kaip aš Ispanijai nusipirkau suknelę už 13 eurų. Jį pranešiau visą vasarą, kaip už 33 nusipirkau. Labai prabangi vakarienė. Va. Vėžiai. Ir ten labai skanios midijos. Ir eilė nusipirkusi, einu įstoti ir aš nuo vaikų paragavau. Labai patikusi man jau ir va kokia valgytoja. Kartais tai pasitaiko. Einu ir aš midijų valgyti. Jėzu, kaip skanu, sakau, paragavau nuo vaikų. Labai patiko, labai geras padažas vyno, česnako, labai geras. Ten vakarienė tokia neprasta. Daug kas sako, kad taip negalima daryti, bet aš niekada nemoku taip nedaryti. Dievulis. Kaip aš myliu gyvūnėlius. Nu da, vieną gabaliuką paskutinį daugiau neturiu. Sako, kai yra pirmų kartų, tai dar reiškia gyveni. Šiandien pirmą kartą dainavau karaoke. Įkelsiu, parodyti, kaip linksma man buvo, bet iš tikrųjų balso neturiu, klausos nelabai turiu, tai vis nekreipkite dėmesį, tiesiog žiauriai gerai praleidau vakarą ir labai pamėgau karaoke. Pirmą kartą dainavau ir dainavau lietuvišką dainą Turkijoje. Visi sėdėjo akmeniniais veidais, nes dainos nežinojo, ten porą lietuvių buvo, kurie klausė ir pritarė, o visi kiti galvojo, ką tu čia dainuoji, nes norėjo tikriausiai rusiškos arba angliškos dainos. O mes pasirinkom specialiai palaikyti Lietuvą ir lietuviškai dainavom. Šiandien populiarinom lietuvišką muziką, prie baseino lietuviškas dainas susakinėjom, karaoke lietuviškai varėm, į tegul visi žino, kokios fainos mūsų lietuvių dainos yra, į kokią fainą mūsų lietuvių šalis, į kokią fainį linksmi lietuvių žmonės. Tegul visi žino, kad mes Lietuvą mylim, lietuviškai kalbami dainavimai. Keletas niuansų apie viešbutį. Mes, kai ieškojomės viešbučių, paskutiniam akimirkom jau ieškojomės ir kažkaip tai labai sunkiai ieškojusi, nes buvo arba labai brangu, arba viskas
užsakyta, nebebuvo vietų. Tai kažkaip radom šitą viešbutį, rezervavom. Ne tai, kad rezervavom, mes jį užsisakėm ir praktiškai prieš pat išvykstant gavom laišką, kad mūsų nepriima į tą viešbutį. Kadangi gavosi taip, kad aš su vyru važiavau, sūnus su drauge važiavo ir dar vienas sūnus buvo likęs vienas. Ir kadangi užstakant kambarį, jeigu jis būtų vienas į kambarį, mes būtume mokėję praktiškai tiek pat, kiek už du asmenys kambaryje. Tai mes tada staigiai susiradom draugą sūnaus, kad važiuotų kartu, kad kelionė gautųsi pigiau. Ir gaunam laišką, kad vienam kambarį vyrai negali gyventi. Būk tai mes supratom, kad tai laiko juos kaip gėjus ir nepriima į atšaukę rezervaciją. Tada mums siūlė kitus viešbučius už tą pačią kainą, kurie buvo gerokai prastesni ir mes tiesiog nesutikom. Ir gaus tokia nesąmonė, kad, sakom, tada bandykit daryti mus kaip šeimą, visus į bendrus apartamentus, kur būna apartamentai iš 2 kambarių, 2 sūnus ir mes tėvai. Ir žodžiu, kažkaip tai, kad broliai būtų. Negali nei brolis su broliu, nei tėvas su sūnum, nepriima 2 vyrų į vieną kambarį daryti. Ką nori, tą daryti. Pagalvom, kokia nesąmonė, mes ten vykomės, visai paaiškinomės, kol galų gale iš tikrųjų taip sukomplektavo, kad šeima 4-viečiam apartamente 2 kambarių bus kartu ir Ugnytė su vienu bachuriuku kažkuriuo eis į atskirus apartamentus. Tai vos pavyko mums gauti, tik kai atvažiavom, įsivaizduokit prie to pačio, bet truputėlį apie kitą dar noriu pasakyti, kad kai važiuosit į šitą viešbutį, neužsisakinėkit kambarių su vaizdu į baseinus arba į jūrą, nes vis tiek atvažiavus jie pradeda aiškinti, kad čia ne tas užsakymas, nors mes dar mokėm papildomai pinigų, čia ne tas užsakymas, mūsų visi kambariai atseit to pačio lygio ir mes gavom atseit su vaizdu į gatvę. Tai mums teko damokėti už vaizdą į baseinus, dar už vienus apartamentus po 15 eurų už dieną. Tai iš karto sakau, nerezervuokite kambarių su geru vaizdu, imkite pačius pigiausius, nes bet kokiu atveju jūs įkalbinės kažką tai rezervuoti ir papildomai mokėti pinigus. Tai pasitaupykite tuos pinigus prieš perkant kelionę, čia vis tiek gausit susimokėti už tą, ką jau anksčiau susimokėjote. Taip pat jeigu norit, galima imti vilas. Mes atsisakėm vilos, kadangi mes šešiese, tai buvo 2 kambarių žiauriai geras variantas, su vaizdu į baseiną, su džakusi, su panašiai, ir likę 2 būtų turėję gyventi tokioj, kambarys gražus, bet vaizdai į nieką. Tai mes kažkaip atsisakėm, nes už tokią vilą reikia mokėti už parą 60 eurų. Tai mes pasiėmėm kambarių su vaizdu į baseiną, realiai ten per tą kambarį nelabai nei tos jūros, nei to baseino matosi, bet vis tiek geriau negu į gatvę arba į niekur. Kaip aš pavydžiu tokio miego? Taip priguliu pysti ir užmiegu. O man, kad užmigti, tai reikia gerokai pasistengti ir stipriai gerokai pasistengti. Don't stop, turn it up. 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 Sound the alarm. I'm coming up. We're going hard. Pour some more into my cup. Sparkling star. Crystal glitter all over. Get in my car.
Tai kainos, o my god, specialiai noriu pasiklausinėti, kokios kainos, kad ir tų padielkų, tai piniginės po 50 eurų. Po 50 eurų. Ką jie savo galvoja. Tai taip nužiūrėjau kokybę tų falšifkių, tai žinokit, tikrai labai atrodo viskas gerai. Bet vis tiek permokėti, tai kem eurų piniginį. Pem ar kem. Nu va, šiaip nužiūrėjau, žinokit, tikrai atrodo kokybė gera. Bet jeigu imti nelabai tokių ten žymių brandų, ne Louis Vuittoną, bet, pavyzdžiui, kokį Michael Korsą, tai gali originalą gauti už tokias kainas. Aišku, Louis Vuittonų negausi, bet tokie, kurie perka padielkas, tai iškart ir matosi, kad jie to Louis Vuittonų ir neįperka. Nu kokį žiauriai gražų, žiūrėkit, tapkiai žiauriai gražios. Kokios padielkos gražios, nu tikrai labai gražiai dirba. Labai patinka, bet neperku. Neperku ir einu toliau. Einu į San Lorano. Chloe pažiūrėsiu ir irgi nieko nepirksiu. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming.